Dar viena be stabdžių programos valanda tvarkinga juda į priekį ir mes turime dar vieną telefoninį skambutį. Karts nuo karto mes pakalbiname jaunas, naujas perspektyvias grupės, pagrojame jų kūrinius. Šiandieną ta diena. Grupė Juodi krantai. Galbūt mažai kas esate girdėję, mat grupė yra susikūrusi tik tai šiemet ir vienas iš grupės narių, Julius Palavinskas, kitame laido gale. Sveikas gyvas, Juliau. Sveiki. Aš žinau, kad tau dabar yra ugdymo procesas, tu ruošiesi paskaitai, ar gali mums skirti bent 5 minučių? Galiu. Tai trumpai papasakok, grupė Juodi krantai, šviežutėlė grupė, susikūrusi pavasarį šiemet. Taip, karantino įkarštyje. Esate dviese, ar ne? Taip. Tai papasakok apie savo, antrąją pusę muzikoje tuomet. Kaip jūs susipažinot su Joriu? Mes su Joriu iš tikrųjų jau seni draugai, tiesiog grojom atskirose grupėse ir paskui praeitą žiemą šventėm naujus metus ir kažkaip juokaudami nusprendėm sukursim grupę, bet tas neįsivystė iki pat pavasario, iki kol nepaskelbė šito karantino ir tada mes kažkaip galvom, kodėlgi ne, vis tiek dabar veiklos mažai ir kažkaip taip susiklostė, kad įrašėm tą pačią dieną netgi šitą kūrinį. Ar tas bendravimas vyko akis į akį ar online? Nežinau, kad tu Berlyne studijuoji, nežinau, ką veikia Joris, bet matyt daug darbo buvo ir tiesiog žiūrint vienas į kitą per kokią programėlę. Taip, tai šitas kūrinys, mes viską online darėm. Iš tikrųjų mes net nesitarėm jo kažkaip specialiai, nieko mes neplanavom įrašinėti. Tiesiog taip įvyko, kad Joris, tuo metu jisai dar mokykloj buvo, abiturientas. Ir kažką dieną pas save studijai nusprendė įrašinėti būgnus. Ir įrašęs tokį būgnų lūpą, kuris ir girdisi toj dainoj, man atsiuntė paklausimą. Aš sakau, Jori, čia labai geras lūpas ir po kokių 2 valandų aš jam atsiunčiau jau tą pirmąją demo versiją visos dainos. Tik paskui gimė žodžiai? Taip. Pakankamai griežtas kūrinys, gerąja prasme. Ar toks ir yra jūsų grupės braižas? Tai yra, kaip reprezentuoja jūsų grupė šitą dainą? Nežinau, mes šiaip nesam tokie labai įsiutę funkai, bet manau, kad čia kažkaip visas tas, kaip čia pasakyt, buvo vis tiek toksai kažkoks piktis, vis tiek, kad mes namie sėdim, kažkokia nežinia. Aš tuo labiau, kad Berlyne neturiu jokių ten pažįstamų, irgi namie sėdžiu ir kažkaip taip tiesiog viskas sukrito į vietas turbūt tą momentą. Lietuviškai skambėtų kūrinys, ar ne, nekalbėkime apie orą, don't talk about the weather. Banalokas, ar ne, dalykas, kuomet sustinka žmonės ir pradeda kalbėti apie orą. Tai apie tai, ar čia ne apie tai? Čia toksai gal labiau, nežinau, iš tikrųjų netgi biški apie tokią meilę tas kūrinys, nes tuo metu mes irgi tenais turėjom tokių santykių, keblumus abudu ir jo, šiaip iš to ir atsirado, kad viskas vyko online, mes su savo draugėmis šnekamės online, nesimatėm jau daug mėnesių. Taip. Ir tada kažkaip ta tokia situacija, iš to ir gimė turbūt tie žodžiai. Žodžiai šiaip paprastoki, bet mes tokią estetiką ir pasirinkom, kad tokia nedaugia žodžiaujančia turbūt. Ir šiandien ta diena, kuomet jūsų pirmasis singlas išeina į eterį, numatyta premjera vakare, nežinau, mes tą kūrinį turime, ar mes tempsim iki vakaro, ar mes galim groti dabar, čia jau kaip tu pasakysi? Iš tikrųjų, tai gal iki vakaro, jeigu taip įmanoma. Gerai, mes tada susiderinsim laiką tikslų, kuomet į grojaraštį tą kūrinį trauksime. Kokie planai toliau? Vėl turim karantiną, vėl turim užsidarimus, ar ne? Laukia kita daina?
Manau, kad tikrai laukia. Mes dabar jau dviese Lietuvoje esame ir studijoje vis susitinkam karts nuo karto, jau parašėm jau gal 3 kokį dar papildomų dainų, tai gal netgi nusimato kažkoks EP. Tai žodžiu, produktyvus karantinas. Taip, tikrai. Gerai, Juliau, nepadėk kol kas ragelio, mes pasišnekėsim su taim neteryje, tik dar primink, kur reikėtų ieškotis informacijos daugiau apie jūsų grupę, jūsų būsimą veiklą ir taip toliau. Tai kūrinio išleidimo proga, tai bus ir Instagramas mūsų, Juodi krantai taip ir vadinasi. Ir taip pat ir Facebookas turbūt atsiras. Nu va, gražiai pradžia. Kartu su debiutiniu kūriniu, žodžiu. Super. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū jums. Iki. Radio stotis kelyje.